Viskas atrodo labai paprasta. Čia yra veidrodis, o čia esi tu. Žmogus žiūrintis į tave, taip pat tu. Jūs panašu lyg ir nieko nesiskiriat, tačiau kuris iš jų dviejų yra tikrasis? Atsakymą siūlo legendos, tai reikia apsispręsti, kuo nori būti – žmogumi ar jo siela. Keblu? Tuomet pasikliaukim japonų išmintimi, nes jų išmintingumu mums nereikėtų abejoti. Japonams veidrodis yra brangiausias turtas, mat jis leidžia pažinti save. Na, o dabar apie viską šiek tiek paprasčiau. Sveiki. Aš esu Dalius Kamarakas, esu aktorius ir esu čia dėl labai paprastos priežasties. Aš kaip ir jūs noriu išsiaiškinti, kas aš, kokia prasmė yra gyventi, ką aš veikiu šitame pasaulyje ir ką aš turiu nuveikti. Apie veidrodį jums papasakojau ne šiaip sau, nes aš be veidrodžio neišsiverčiau. Ir ne tik dėl to, kad išsivalęs dantis pažiūrėčiau, ar aš neišsitepiau kur nors, arba nusiskutęs galą pažiūrėčiau, ar nepalikau kokio kuokštelio. Be veidrodžio aš negalėčiau vaidinti, nes prieš tai reikia parepetuoti, mimikas pasižiūrėti, grimuotis. Ir veidrodis yra svarbu, bet labai retai aš į veidrodį žiūriu norėdamas pažinti save. O tik pažinęs save aš tapčiau išmintingu. O tada galėčiau būti bet kuo. Ir herojum, ir čempionu, ir lyderiu, ir šventuoju, arba visais iš karto. Tik išmintis man duoda proto. Tik išmintis leidžia gyventi ir kovoti už gyvenimą ir žinoti, ko tu iš jo nori. Tik išmintis leidžia svajoti, mylėti, džiaugtis ir mėgautis. Taigi, kam trūksta išminties ir proto, pakelkit ranką. Labai džiaugiuosi, kad čia susirinko žmonės, kurie žino ne viską. Nes, kaip sakydavo mano močiutė, tas, kas žino viską, to reikia sergėtis. Taigi, pirmas ir pagrindinis žingsnis, kurį turite žengti norint susidraugauti su pačiais savimi, yra pažinti emocijas ir jausmus. Taigi esame 8 ir dabar labai puikiai galima išvardinti, kokios yra pagrindinės emocijos. Pyktis. Pyktis. Liūdesys. Liūdesys. Džiaugsmas. Džiaugsmas. Smalsumas. Smalsumas. Susitaikymas. Susitaikymas. Baimė. Pasibjaurėjimas. Supratau. Ir nuostabu, kaip mums šauniai pavyko. Mūsų išvardintas emocijas turi ir žmogus, ir gyvūnas, toks pavyzdžiui kaip šis dramblys. Tai trumputės būsenos bei išgyvenimai, kuriuos mums sukelia aplinka ir su jie susijusios įvairiausios situacijos. Jei žmogus imtų medžioti dramblį, abu patirtų ne tik šias 8, bet ir daugelį kitų emocijų. Jausmus, sakoma, turi tik žmogus, tai ilgalaikis pastovus procesas įgyjamas arba išauklėjimas, padedantis tobulėti ir susidraugauti. Todėl jausdamas dramblio tikrai nemedžiotum, mat dramblys kaip ir tu sugeba save atpažinti veidrodyje. Kaip manai, ką jis tuo metu galvoja? Kol mes nežinome, apie ką galvoja drambliai, mes pabandykime išgirsti, ką galvojam mes patys. Atpažinti jausmus ir emocijas ir suprasti, kaip jos veikia kūną, yra labai sunku, bet be galo svarbu. Smalsumas – tai viena gražiausių ir šviesiausių emocijų. Smalsaudamas kūnas visiškai atsipalaiduoja, dėmesys absoliučiai sutelktas tik į dominantį objektą arba kaip šiuo atveju į šį subjektą. Tai natūralus noras tyrinėti, nagrinėti bei mokytis. Smalsumas skatina ieškoti naujų patirčių, pažinčių bei atradimų, kursto dvasios, mokslo ir žmogaus pažangą. O čia nuostaba. Nustebus antakiai staiga pakyla, tad galime daugiau matyti ir labiau nustebti to, ką matome. Į akis tuo metu patenka daugiau šviesos, viskas suspindi kitomis spalvomis. Nuostaba mums padeda rasti sprendimą netikėtoje situacijoje ir greičiau išsiaiškinti, kas čia dabar vyksta ir ko čia dabar griebtis. Štai tada atkeliauja džiaugsmas. Jam užplūdus smegenų centre tarsi sprogsta atominė laimės bomba. Jos banga nubloškia visas neigiamas ir dirglės mintis bei jausmus.
Sprogimas įsiveržia milžiniška jėga, kuri mus priverčia šypsotis, šokti ir mylėti. Džiaugdamasis kūnas ilsisi, atsigauna nuo slogių minčių, žvaliai pasiruošia veikti ir gyventi. Liūdesys. Nors jo labai nemėgstame, nelaukiam ir su juo dažnai nesame draugai, be liūdesio nebūtume tokiais, kokius save pažįstame. Liūdesys padeda mums susitaikyti su skaudžia netektimi. Liūdinčio žmogaus jėgos silpsta, dingsta noras ką nors veikti, maloniai leisti laiką, netgi mūsų organizmas tampa lėtesnis ir labiau pažeidžiamas. Kuomet energija grįžta, kartu sugrįžta noras planuoti, gyventi ir džiaugtis. Tačiau kartais liūdesys perauga į pyktį. O pyktis, draugužiai, ne juokas. Tai tarsi staiga užsikūręs galingas variklis, varantis kraują į rankas, kurios ima gniaužtis, pasiruošia smogti ar griebtis ginklo. Širdis ėma ritmingai daužytis, adrenalino antplūdis sustiprina energijos pulsavimą, kuris užveda ryžtingiams puolimo arba gynybos veiksmams. O štai čia baimės akys. Kaip ir pati emocija, jos nelabai malonios. Išsigandusio žmogaus kraujas pradeda plūsti į didžiuosius raumenis, ypač kojų. Kad būtų lengviau bėgti ir jo beveik nelieka veide, todėl išblykštame. Tuo pat metu kūnas akimirkai atvėsta, suteikdamas galimybę pasvarstyti, ar neverčiau pasislėpus. Smegenų centrai skatina hormonų antplūdį, kūnas įsitempia ir yra viskam pasirengęs. Dėmesys sutelktas į besiartinančią grėsmę, mes į gynybą, o kartais baimė priverčia elgtis herojiškai. Pasibjaurėjimas. Ši emocija visame pasaulyje panašiai, tarsi signalas, kad kažkas dvokia, neskanu arba kelia šleikštulį perkeltine prasme. Pasibjaurėjimas spinduliuoja patempta į šoną viršutinė lūpa ir truputį suraukta nosis, kuri išliko nuo seniausių laikų, kuomet tekdavo saugotis kenksmingo kvapo ir įspjauti nuodingą maistą. Pasibjaurėjimas kartu yra ir organizmo saugiklis, mat dažnai neliečiame, nevalgome ir vengiame mums bjaurių dalykų. Jais šlykštimės ir netgi nenorime prie jų daugiau artintis. Susitaikymas ir viltis. Tai be galo stiprios emocijos, kurios padeda priimti nelengvą sprendimą, įvertinti savo veiksmus, įveikti abejonę, kaip elgtis toliau, kaip rinktis teisingus sprendimus ir netgi kaip už juos atsakyti. Mokyti susitaikymą užtrunka ilgai, kelias iki jo sudėtingas, tačiau išugdytas jis taps pagalbininku ir draugu, kuris bet kurioje situacijoje primins, kad už viską gyvenime tenka atsakyti. Tai, ką tik jūs pamatėte, yra sudėtingas mūsų visų vidinis pasaulis. Pačios savaime emocijos, jos nėra nei geros, nei blogos. Ir jos te trunka tik po porą minučių, čia ilgiausiai. Bet mūsų gyvenimas joje kartojasi tūkstančius, milijonus kartų. Ir kad mes savo emocijas atpažintumėm ir svarbiausia, jas valdytumėm, kad nebūtumėm niurzgliais, pikčiurnomis, kad galėtume pasirinkti draugas aš ar priešas, nekenčiantis ar mylintis save ir kitus, išduosiu paslaptį. Viskas yra mūsų rankose. Tuo įrodysiu. Na, o dabar aš jūs noriu supažindinti su mūsų naujais draugais. Leonas, Aistė ir Laurynas. Pasisveikinkit su jais. Labas. O dabar jūs turėsit būti jiems labai nedraugiškais. Turėsit pradėti rėkt ant jų, šaukt ant jų, išliet visą savo pyktį. Taigi, pradedam! Garsiau! Nebijokit būt pikti, atgrasūs, šaukit ant jų! O dabar, kai suskaičiuosiu iki 10, viskas liausis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O
kaip dabar manot, ar mūsų naujieji draugai norės su mumis draugauti? Galbūt jie mums nepatiko, galbūt mes esam pavargę, galbūt pikti, galbūt išalkę, išsigandę, bet niekada negalima savo šitų emocijų liet kitam ant galvos. Taip ir gyvenime. Imkime pavyzdžiui rankas. Jos gali įkūnyti meilę. Savo rankomis galiu glostyti, apkabinti, švelniai prisiliesti prie draugo ir jį nuraminti, kai sunku. Rankos gydo, rankos rodo kelią, rankos stato, rankos ruošia valgį. Mano rankos gali būti ir pykčio įrankis, jos gali kumščiuoti, įgnybti, braižyti, mušti. Kadangi ir vienu ir kitu atveju tai yra tos pačios, mano rankos, vadinasi, tik nuo manęs priklauso, ką aš renkuosi – mylėti ar nekęsti. Na, o dabar mes naudosime savo rankas tam, kad kurtumėm, tam, kad griautumėm ir tam, kad džiaugtumėmės. Vienu metu duosiu kiekvienam po storo popieriaus lapą ir šitas lapas bus blogiausios jūsų emocijos ir blogiausi jūsų gyvenimo atsitikimai, kada nors atsitikę jūsų gyvenime. Jauname dar, bet vis tiek jau gyvenime. Taigi mes dabar juos visus suplėšysim. Suplėšysim, sudraskysim ir išleisim iš savo pasąmonės. Pasiruošę? Ir tai darydami, nebijokit, neribokit savęs. Galit reikšti emocijas, galit giliai kvėpuoti, galit netgi šaukti. Taigi, pradėsim! Va tai yra paprastas ir nekenksmingas būdas išreikšti savo emocijoms. Ir tai labai paprasta. Lengviau? Tai štai, aš viską atsukau, o dabar jūs galite padaryti lygiai tą patį. Štai jums pieštukai. Įsirinkite savo mėgiamiausią spalvą, kokią norite. Prašau. Ir jūs turėsite piešti abiem rankom užsimerkę, dėmesio, makaliūzę. Pasiruošę, užsimerkę, abiem rankom, tupiam, užsimerkiam ir piešiam. Tai štai dabar visos makaliūzės tik atrodo kaip makaliūzės. Nes dabar paimkite kitos spalvos pieštuką ir išryškinkite, kas slepiasi jūsų piešiniuose. Ir būtinai parašykite pavadinimą. Na štai, ir mūsų makaliūzės iš pirmo žvilgsnio virto realiais piešiniais. Širdis, žuvis, skylė, dvi raganos, myliu, parkas, gyvybė ir mirtis. Tai štai, mūsų piešinius pagimdė pyktis, bet mes jį pažabojom. Ir mūsų pyktis virto negriaunančiu, o kuriančiu. Šiandien daug išmokome. Buvome tik mažu lašeliu, kuris išaugo į upę, nutekėjo į jūrą ir tapo didžiuliu vandenynu. Tapo gyvybė, kuri šioje planetoje egzistuoja kartu su kitomis gyvybėmis. Per pasaulį keliaujančiomis laivais, lėktuvais, pėsčios ir ratuotos, kiekviena su savo nešuliu